Na ir 5 biologinis dėsnis teigia, kad visos šios specialios biologinės programos turi reikšmę. Tai yra gamtos dalis. Ligos tai visai ne ligos, o evoliucijoje išsivysčiusios gamtos programos su tikslu padėti mums išgyventi kritiniais mūsų gyvenimo momentais. Kiekvienas simptomas turi biologinę reikšmę ir tikslą. Kiekvienas simptomas visada tik sprendžia konfliktą. Kiekviena speciali biologinė programa tik sprendžia konfliktą, padeda žmogui. Pavyzdžiui, sėklidžių vėžys. Kūnas padidina funkciją, kad kompensuoti individo netektį, dėl kurio jūs taip gedite. Tokia gamtos logika. Skeleto raumenų skausmas verčia žmogų ilsėtis, nejudėti, kad kaulai galėtų atsistatyti. Nes kaulai, kremzlės sąnariai, raiščiai gali atsistatyti tik ramybės būsenoje. Kai skausmas praeina, reiškia šie audiniai atsistatė. Skydliaukės padidėjimas, kai asmuo jaučiasi per lėtas, ląstelių dalymasis prasideda skydliaukėje. Kad padidinti funkciją, daugiau hormonų, žmogus tampa greitesnis. Kai žmogus įvykdo užduotis, priaugintos ląstelės pašalinamos mikobakterijų pagalba, uždegimas. Tik svarbu suprasti ir žinoti, kad šios specialios biologinės programos yra skirtos trumpam naudojimui. Mūsų kūnas tai didelė mūsų pasąmonės dalis. Jis geba absorbuoti daug daugiau informacijos nei mūsų sąmonė. Mūsų kūnas yra mūsų ištikimas tarnas, draugas ir sufleris. Klausykite savo kūno, draugaukite su juo. Jis simptomu tiksliai nurodo, kur jūsų tyko pavojus, į ką jums dabar ypatingai reikia atkreipti dėmesį. Ar ką jums reikia dabar išmokti, kad evoliucionuoti, užaugti, tobulėti. Oficialioji medicina dar tebėra 19 amžiuje ir mano, kad motina gamta yra kvaila, keista, žalą daranti bjaurybė, sugebanti gaminti tik lepses ir klaidas, piktybinis, betikslis, sukeliantis. Tai nežinojimas, perdėtas pasitikėjimas, arogancija ar farmacijos industrijos didžiosios pelno dalies praradimo baimė, jei visi sužinos biologinius dėsnius.